Klausia, kurios nelygybės sprendinys yra skaičius -4. Mes tai galim sužinoti paprasčiausiai įrašę -4 į nelygybę ir patikrinę. Jeigu čia vietoj iksiuko įrašysiu -4, -4 bus -8 mažiau už 0. Tikrai nelygybė teisinga ir tikrai šitos nelygybės sprendinys yra -4. Patikrinu dar ir kitas. Jeigu čia įrašysiu -4, tai bus 4 - 4, 0. Tikrai nebus daugiau už 0, nelygybė neteisinga. Jeigu čia įrašysiu -4, bus 4 atimti -4, bus lygu 8. Tikrai nebus mažiau už 0, nelygybė neteisinga. Nubraukiu. Dabar čia, jeigu įrašysiu -4, bus -4 atimti -4. Atskliaudus skliaustukus gaunasi -4 + 4, tai yra 0. 0 tikrai nėra mažiau už 0, nelygybė neteisinga. Ir galiausiai čia įrašau -4, -4, -4, tai yra -8. Tai tikrai nėra daugiau už 0 ir šita nelygybė neteisinga. Mūsų teisingas atsakymas yra A.